Bendrovės Fimitas direktorius Vidas Stašinskas džiaugiasi, kad jau beveik 10 metį jo vadovaujame bendrovė Druskininkuose sėkmingai realizuoja nekilnojamo turto investicinius projektus. 2016 metais po atnaujinimo darbų atidaryta didžiausia mieste Maxima XX parduotuvė, erdvi automobilių stovėjimo aikštelė, o 2021 šalia atsirado dar vienas naujas prekybos paslaugų objektas, kuriame įsikūrė gerai žinomi prekės ženklai – Drogas, Kika, Tele2 ir Pepko. Įmonė pasirūpino ir turimo žemės sklypo pritaikymu prekybos centro Lidl įkūrimui, įgyvenina daugiabučių gyvenamųjų namų statybos projektus. Vidas Stašinskas sako, kad Druskininkai patrauklus miestas investuotojams, jame nėra biurokratinių savaržymų ir visi klausimai susiję su pastatų statybomis bet kurioje institucijoje sprendžiami greitai bei kompetentingai. Pati didžiausia tikriausiai druskininkiečio laimė yra palikti kažką tai Druskininkuose po savęs, kažką tai tokio, kad žmonės galėtų džiaugtis, gėrėtis, leisti laiką, todėl tie projektai, manau, kad yra pasisekę, nes mano ir specialybė yra prekyba ir teko dirbti nemažai laiko būtent prekybos sferoje ir matėm, kad Druskininkų miesto prekybos objektai yra vienaip ar kitaip įsidėstę skirtingose vietose ir buvo didelė būtinybė juos kažkaip tai suformuoti Druskininkuose vieningą erdvę būtent prekybai. Na ir mūsų objektas čia būtent, kadangi prie Čiurlionio gatvės, Maxima dabartinė ir kitom gale yra turgavietė, todėl buvo dėsninga ir logiška sujungti tas dvi erdves ir padaryti vieną tokią vieningą prekybos vietą. Tuo labiau, kad tai nėra centras, tai nemaišo kurortiniai infrastruktūrai, patogiai gyventojams pasiekti. Na ir po gerų apmąstymų, pasiruošimų investicinių projektų ir planų tokią sukūrėme, objektų grupę. Šiaip didžiausią pasididžiavimą galėtų kelti ne tai, kad vienas objektas, bet kad pavyko mieste sukurti tą vieningą prekybos erdvę. Čia su kaimynais, kaip sakiau, turgavietė, Malonės parduotuvė iki, dabartinė Pepko parduotuvė, Čiurlionio 103, va čia kur randamės dabar, ir Maximos parduotuvė. Tai manau, mieste tai yra būtent tas pasiekimas, kad susiformavo ta prekybinė erdvė, nepakenkiant kurortiniai infrastruktūrai. Naujieji pastatai rengti pagal šiuolaikinius reikalavimus, naudojant ekologiškas energiją tausojančias medžiagas ir sistemas, sumontuota šiuolaikinė šildymo ir vėdinimo sistema. Vidas Stašinskas tikisi, kad naujos estetiškos erdvės patiks ir vietiniams gyventojams ir kurorto svečiams, mėgstantiems apsipirkti naujose parduotuvėse. Žinoma, labai svarbios naujose objektuose sukurtos naujos darbo vietos.